Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius ir šiandien laidoje Šviežios idėjos su Lidl mes pasigaminsime dar vieną puikų patiekalą, kurio pagrindinis komponentas yra kiaulienos kumpis. Kiaulienos kumpis susipjaustome mažais kubeliais, nuskaniname druska ir pipirais, gerai pamasažuojame kiaulytę. Į keptuvę pilame aliejų Deluxe iš gurmaniškos Deluxe kolekcijos, kurią galite rasti Lidl prekybos centruose. Deluxe tai išskirtinis Lidl šventiškas asortimentas. Dedame mėsą. Kol mėsa troškinasi, pasiruošiame daržoves. Susismulkiname česnaką. Šiam receptui mums reikės šiek tiek imbiero. Česnaką su imbieru dedame į keptuvę. Morką susipjaustome mažais griežinėliais. Išaušo metas ir paprikoms. Susipjaustome kubeliais. Pasismulkiname brokolio floretės. Brokolius dedame į vandenį 2 minutėm. Į keptuvę keliauja paprikos, taip pat sudedame ir blanširuotus brokolius. Dengiame dangčiu ir paliekame troškintis 5 minutėms, o tuo metu mes pasidarysime padažą. Į prikaistuvį pilame soją, beriame rudą cukrų, šiek tiek skrudintų sezamo aliejaus, šaukštas medaus, vandenyje išmaišome kelis šaukštus krakmolo. Suvedame vandenį į padažą. Mūsų padažas pasiekė reikiamą konsistenciją, tad beliko jos sutuokti su mėsa. Mūsų troškinys keliauja į lėkštę. Paskutinis šio patiekalo akcentas tai skrudintas sezamų sėklos. Ant mano stalo dar vienas nuostabus patiekalas. Šiandien tiek, o su manim pasimatysite Šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.